alkoholis tai yra vėlgi nuodas, kurį išvalydamas organizmas iš savęs išvalo kitus dalykus, toksinus, kurie atsiranda dėl to, kad valgoma tik tai vakarais. Kodėl vis dėlto žmogus nemiršta, jeigu valgo vien tik tais vakarais, nors mes žinom, kad vakarais niekas nepasisavinam. Todėl, kad vakare organizmas iš maistingų medžiagų verčia viską į riebalą. Todėl sako, kas nenori nutukti, turi atsisakyti vakarienį. Verčia į riebalą. Ir iš ryto, iš to riebalo darosi maistingas medžiagas. Tai nėra labai optimalu, sakykime, ar ne? Kas labai taupo energiją, tai turi žinoti, kad geriau tiesiog pavalgyti iš ryto. Bet jeigu yra žmonės, kurie netaupo tos energijos ir plus jiems nieko tokio, jeigu dar ir užsiteršia organizmas vakarais valgant, nes jie, pavyzdžiui, kažkada atėjus laikui, užsinori dėl to ir alkoholio, alkoholis vėl išvaromas iš organizmo, išvaro ir visus kitus nuodus, bet tada vyksta ir dehidratacija, ir tada vėl reikia atsigerti, ir jeigu atsigeri, tiesiog vandens, ir vėl gyveni taip, bet tu kitam dažnį esi. Tiesiog. Visaip yra įmanoma išgyventi. Yra klausimas, kokioj tu kokybei nori gyventi. Va. Iš tikrųjų labai ačiū už tą klausimą, nes pasakiau dar vieną momentą, kurį visada norėjau pasakyti ir rašyti ir pasidalinti tuo su žmonėmis. Nes būna daug žmonių, kur sako, vieną kartą per dieną valgau vakare ir man viskas labai gerai. Ko čia pristoji čia su savo tą sveiką mitybą iš ryto? Aš nenoriu iš ryto valgyti. Taip, nes tu vakare pavalgai, organizmas užsiteršia nuo to ir tada tu nori valytis iš ryto ir visą dieną puikiai pabūni nevalgęs, bet paskui vakare vėl žiauriai nori valgyti, tai prisivalgai, tada nueini miegot, nes apsunksta nuo virškinimo ir visa energija nueina į skrandį ir į galvą nebegali nueiti ir dėl to norisi miego. Arba nieko daugiau negali sugalvoti, tik tais žiūrėti televizorių. Arba kompiuterį, arba telefoną, skrolinti ir viskas. Bet jeigu tu nori kitokios kokybės, jeigu tu nori kažką sukurti gyvenime, tai tada siūlymas būtų valgyti iš ryto, o vakare nevalgyti. Va. Gal dar kokių klausimų? Gal Lukas turi? Man čia liūdnos temos. Liūdnos temos, nes tu nori valgyti dar. Aha. Gerai, tai mes tada eisim Lukui kažką pagaminti. Ką, ačiū kol kas už dėmesį visiems. Ačiū Ievai ir Lukui, kurie čia paskatino mane padaryti šitą įrašą. Ir iki kitų malonių ir įdomių.